Aš manau, kad tai yra vienas geriausių dalykų, kuriuos mes galim kaip valstybė padaryti savo visuomeniai, savo ateičiai. Natūralu, kad yra visokių balsų ir kritikuojančių, ir nepatenkintų, tai yra pokyčio dalis. Ir aš manau, kad mes galim. Aš manau, kad mes esam pakankamai stipri visuomenė, kad persiverstumėm galvodami, kad visi kartu yra geriau negu atskirai, negu į negalės koncentruotis, į sunkumus, iššūkius. Oi, labai paprasta. Visiškai baziniai mokymai trunka 4 valandas. Mūsų sensorika ir naudojimas ir technologija yra intuityviai paruošta, intuityviam naudojimui. Tai reiškia, kad aš pamatau ir man iškart labai tampa aišku, ką čia, ar spalva, ar ką rinktis, kaip man norisi. Jaudintis dėl to visiškai nereikia. Milžinišką įtaką daro sensoriniai sprendimai, aplinkos pritaikymas vaikam, klasėse, kabinetuose. Tai gali nuimti pusę visokių stresorių, kurie vyksta pamokos metu. Jeigu mes pritaikysim tinkamą apšvietimą, pateiksim informaciją vizualiai, garsiniai, kažkaip tai kitaip, kad labiau tiktų vaikam, tai mes absoliučiai pakeisim visą, sakyčiau, net procesą. Vykome į Vilnių pasižiūrėti, patirti tų naujų patirčių, kažką naujo sužinoti, kažką atsivežti į savo mokyklą, kažką pritaikyti. Kad surasčiau kolegų, draugų, su kuriais galėčiau dalintis gerąją patirtimi, tai tikrai naudinga ir veiksminga. Buvo labai daug įdomių idėjų, patirčių, pasakojimų. Iš tikrųjų, labai daug irgi atvėrė tokį, praplėtė akiratį, kad reikia nebijoti, klausti patarimų, bendrauti, nebijoti. Labai pasikeitė ir labai daug atsirado naujovių iš techninės pusės, priemonių įvairiausių nusiraminimo. Anksčiau to nebūdavo, būdavo daugiau paprastesni tie būdai. Tikrai rekomenduoju. Visi drąsiai prašom, bandykit laimę ir džiaukitės ir dalinkitės patys.